Pažįstate? Garsus aktorius Almantas Šimkūnas televizijos ekrane įkūnijęs personažą labai artimą Velionio Drąsiaus Kedžio tėčiui atidaro mums duris į savo namus. Mes netrukus susėsime išgerti kavos su jo žmona, tačiau vienas žmogus tik žiūrės ir klausys, bet negalės prie mūsų prisijungti. Ta žmogus Šimkūnų dukrelė, 24 metų Kamilė. Mes amžini jaunavedžiai turintys kūdikį, nes tai yra... Štai nesenstam. Ir džiaugiamės tuo. Šimkūnų šeimoje šviesu, nors tame pasakyme apie amžinus jaunavedžius su kūdikiu ant rankų justi daug liūdesio. Abu sako, kad šviesu nuo Kamilės ir jo širdies begalinio tyrumo. Nors su Almantu dirbame kartu jau keletą metų, tik labai negreit sužinojau, kad jis turi neįgalę dukrą ir ne iš karto jis sutiko tą istoriją papasakoti jum. Juk praėjo 24 metai ir nuoskaudos lyg ir nebėra. Tai tu ją iki šiol nešioji ant rankų, ne? Taip. Mergaitė. Taip, žinoma. Ačiū Dievui, ji nesunki. Svorio prasme. Jinai pasakoja, jinai išgyvena dėl to? Ne, jin tik pajuokauja tą temą, jin pasako, nu tai paduok man, ašgi tai negaliu, bet jinai juokauja, ta prasme. Ta priima natūraliai, kai visą gyvenimą su tuo gyveni, tai yra sunku, aišku, pradėti purkštau dėl to, arba tu jau kažkada susitaikai, arba... Ir šiaip, kaip mes pastebėjom su žmona, tai tokie žmonės, kur vienoj pusėje negauna, kitoj turi labai daug. Jinai kompensuoja tos dalykus, kažkokią dievišką vidinę šilumą, šviesą, aš nežinau, ir daugelis tų žmonių tokie. O dabar paklausykite, kodėl Kamilė yra tokia šviesaus proto, bet labai sunkiai valdanti savo kūną. Sekmadienio vakarą žmona spektaklyje, ne aš vaidinau, bet nežiūrėjau spektaklį ir, žodžiu, ją išvežė iš to spektaklio gimdyti. Nors visiškai nieks nesitikėjo. Na va. Blogai buvo tai, kad buvo sekmadienio naktis Kaune, reiškia, ir vakaras, ta prasme vėlus, bet kol nuvežė, kol ką, žodžiu, ten jau pasidarė naktis. Ja kažkur pasodino, pažiūrėjo, ilgai ten laikė. Budinti vieną daktarį, reiškia, kuri nuėjo miegot, tiesą sakant, irgi tokia aplinkybė. Jin tiesiog pažiūrėjo, kad lyg tai dar ne. O paskui, kai prasidėjo, žmonai buvo labai blogai, gelbėjo ją. Ta gumuliuką 6 mėnesių 600 gramų numetė į šoną, taip grubiai šnekant. Tik tai žmona, kai jau jai geriau pasidarė, išgirdo, kad ten kampe kažkas cypsi, reiškia, ir jinai paklausė, o kaip ten su ja, o paskui, kaip mums paaiškino, traktavo tą žmogutį kaip po persileidimą, reiškia, ir dėl to praktiškai nekreipė ją dėmesio. O jeigu būtų atkreipę? Jeigu būtų atkreipę, didelė tikimybė, kad viskas būtų kur kas geriau, nes dabar mūsų mergaitė yra visiška negalia, cerebrinis paralyžius, reiškia, pati nesėdi, judėjimo visiškas sutrikimas, protas visiškai šviesus, ačiū Dievui, tai mums ta prasme dar pavyko. Savaitę iki dukros coliukės gimimo gydytojai nieko neįtarė, sakė, kad viskas vystosi normaliai, paaiškėjo, kad gydytojai klydo. Toliau antra istorija, va čia gal mes jau daktarus ir kaltinam, reiškia, nes praktiškai iki metų ir 3 mėnesių, kol mergaitės nenuvežėm į Druskininkų Saulutę, kas turi tokius vaikus žino, kas tai yra, tol mes nežinojom savo mergaitės diagnozės, nors iš tiesų... O kaip jinai augo iki tų metų 3 mėnesių? Vedžiojom pas daktarus, rodėm, sakėm, kad kažkas ne taip, mums tvirtino, kad viskas gerai, kad jinai buvo mažutė, vos 600 gramų ir kad ko jūs stebitės, nieko čia ypatinga, jinai išaugs ir bus kaip visi. Kamilės ligą atpažino tik toje Druskininkų sanatorijoje. Kai jau sužinojom diagnozę, ta gydytoja, kuri minėjau, kad nepastebėjo metus laiko, kas yra vaikui, pirmas reikalas, kurį jį pasiūlė, tai gal jūs jį, atsisakysit. Mes buvom šokiruoti ir nesupratom, ką mums siūlo kurį laiką. Kamilė pakeitė savo tėvų likimus. Mama metė aktorystę ir apsigynė disertaciją apie neįgalių vaikų lavinimą.
Ne todėl, kad būtų labai ambicinga, tiesiog, sako Almantas, iš pradžių labai sunku patikėti, kad taip ir bus, kad tavo vaikelis niekada pats nevaikščios, niekada nečiauškės prie pusryčių stalo, niekada neturės vaikų. Kamilės mama neieškojo kaltųjų. Toks laikas buvo sovietmetis, aiškina Almantas. Mažas žmogus negalėjo eiti prieš sistemą. Taigi, jiedu tiesiog ieškojo būdų padėti dukrai, šviesaus proto žmogui. Matote, čia jos pasakojimas, kurių ji užrašė keletą. Almantas juokėsi, jų šeimoje vieni kontrastai. Turim vyresnį brolį, jos sūnų, kuris yra šokėjas, žinomas visai Lietuvai. Na taip. Nu, toks, vat, derinukas, vienas labai judrus, o kita visiškai nejudri. Gyvenam tarp dviejų polių. Bet abu baisingai šaunus vaikai, turiu pasakyti. Ačiū Dievui. Almanto Gražulis sūnus pernai buvo antras Lietuvos talentų konkurse. Šiandien jis jau kito televizijos šou dalyvis ir choreografas, be kurio neapsieina daugybė scenos žvaigždžių. Taigi, Šimkūnų virtuvėje aušta kava, o Kamilė labai lėtai ir labai didelėmis negalės surakinto kūno pastangomis rašo naujus žodžius apie mergaitę ir žuvėdrą, kuri mergaitę gali pakelti aukštai aukštai, kad jai atsivertų visas pasaulis. O mes trumpam palikime šios jaukius namus, nes Šimkūnai patarė Rasai susitaikyti, kad nieko ji nepakeis. Bet aš tą temą pagalvojau, kad įdomu, kaip būtų, nes vis tiek, 24 metų patirtis, kaip būtų klostės, jeigu mes gyventumėm su to kaltinimo jausmu, kažką kaltintumėm ir pastoviai jaustumėm apmaudą, kad štai įvyko tokia klaida ir už ką dabar mums čia ją reikia pastoviai. Tai aš manau, kad tokia pozicija būtų labai mums pakenkus ir tikrai mes neturėtumėm